Ar pastebėjot, mėly žmogeliukai, kaip gražiai ir linksmai mes gyvename? Linksmai juokaujame ir kalbame mažybiniais žodelyčiais. Na, ne mes, valdžia. Labiausiai juokeliukus pamėgo premjeriukas Skverneliukas. Iš pradžių šposėjo Skvernelis su Loreta Graužiniene. Pamenat, skambina nakčia Seimo pirmininkė Loreta policijos vyriausiajam Skverneliui ir susijaudinusi sako: Alio, kas čia vyksta, raportuokit. Kas čia man skambinėja? Miegu aš, sako Skvernelis ir tyliai į neesamą ūsą kikena. Hi. Žinos moteriškė, kaip trukdyti dirbti. O tai linksma tuomet visiems buvo. Dabar jau premjeras juokeliukus apie policinę valstybę mėto. Jo patarėjams belieka apgailestauti, kad humoro žmonės nebesupranta. Bet be juokeliukų juk į prezidentus nepapulsi. Rimtas bajeris. Ir šiaip, mėly jie ten visi viršuje. Štai vyšninių vokelių su laiškeliais žmonėms atsiuntė, su paaiškinimu, kokie mažuliukė jų laukia pensijyti. O štai Petras Gražulis pasišalino su savo leksusiuku iš įvykio vietos ir nieko, tik pastabėlės iš policijos sulaukė. Bet kuriam kitam toks bajeriukas būtų kainavęs baudelę iki 850 eurų. Nuostabus Petro gyvenimėlis būtų, jei tik ne tie gėjukai. Žodžiu, linksmai ir maloniai mes su mūsų valdžios vyriukais gyvenam. Aišku, ir valdžios moterytės prie nemažesnio bajerio. Štai vienvalstietė Levutė Staniuvienė su savo kibojimu, bebriukais ir udrytėm ko verta. Griuk negyvas, grynas vitaminas C. Tik va Ramūnas vis liūdnin ir liūdnin. Jam galvoje skamba vienintelės dainos žodžiai. Kokios? Ai, neliūdinsim šiandien, rytoj padainuosim.